Laidoje Skrendam sužinosite malūnsparnio atsiradimo istoriją ir kada šie orlaiviai pasiekė Lietuvą, kuo skiriasi malūnsparnis nuo sraigtasparnio, kokie jo valdymo ypatumai ir techninės galimybės. Iš arti pamatysime vieną iš 4 Lietuvoje esančių malūnsparnių ir susipažinsime su jo savininku. Troškimas pakilti į orą ir skristi nuo senų laikų skatino žmonės ieškoti galimybių, domėtis technika, konstruoti rengimus, kurie leistų šiai svajonei išsipildyti. Šiandien aviacijos pasaulį žavi unikaliais orlaiviais, jų gausa, įvairovė, įspūdingomis techninėmis galimybėmis. Esame girdėję tokius žodžius kaip autožyras, gyroplanas, gyrokopteris. Tačiau visi jie yra apie vieną ir tą patį orlaivį – malūnsparnį, kuris dažnai dėl išorinio panašumo yra painiojamas su sraigtasparniu. 1923 metais sausio 9 dieną Alejandro Gomez Spencer atliko pirmąjį sėkmingą skrydį malūnsparniu, kurį sukūrė ispanų inžinierius ir aviacijos entuziastas Juanas de la Cierva. Po kelių savaičių, sausio 31 dieną, malūnsparnis C4 jau buvo demonstruojamas kariškiams ir per 3,5 minutės įveikė 4 km ilgio ratą maždaug 25 metrų aukštyje. Tačiau prieš gimstant malūnsparnio idėjai, ryžtingas ir atkaklus konstruktorius buvo sukūręs ne vieną pasiekimo sulaukusį skraidymo aparatą. Būdamas jaunas vyrukas, jaunas konstruktorius, sugebėjo dalyvauti Ispanijoje rengtame konkurse dėl bombonešio sukūrimo ir pastatymo. Ir pavyko surinkti ir finansus, ir žmonės, ir patalpas. Ir tai 1920 metais buvo pagamintas pirmasis Ispanijos konstrukcijos 3 variklių bombonešis, kuris sėkmingai atliko vieną skridimą, bet gaila, kad antrojo skridimo metu jisai patyrė avariją ir buvo galutinai sudaužytas. Jaunasis inžinierius ieškojo kitų būdų, kaip sukurti tokį skraidantį aparatą, kuris nebijotų greičio praradimo ir nevirstų į suktuką. Malūnsparnio konstrukcijos idėja Juanui de la Cierva gimė mėtant iš balkono žaislinį malūnėlį, sraigtą su koteliu, ir stebint jo skridimo trajektoriją. Atradimo paskatintas, jis sukūrė konstrukciją, kurią pavadino autogyro. Auto – savaiminis, gyro – sukimasis. Tolimesni žingsniai vedė orlaivio kūrimo keliu. Tų nesėkmių paskatintas nusprendė, kad reikia kurti naujovišką aparatą, kuris niekada nepakliūna į suktuką. Tai būtent toks aparatas ir buvo pradėtas konstruoti. Jo konstrukcijos C1 autožyras, tai yra su 2 sraigtais, toksai įdomi konstrukcija. Irgi pirmosios konstrukcijos nepavyko, bet 4 konstrukcija buvo sėkmingai atlikus skridimus ir po to buvo sėkmingai vystoma daugeliu valstybių, tai yra Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje buvo gaminami jie serijomis šitie autožyrai. Pirmasis malūnsparnis buvo sudėtinis orlaivis, turintis sparnus, uodegą ir rotoriaus mentes. Kaip ir daugelis pirmųjų lėktuvų, malūnsparnis buvo varomas priekyje įmontuotų variklių ir propelerių. Faktiškai, jis atrodė kaip įprastas lėktuvas su stacionariu rotoriumi, sumontuotu ant atramos virš piloto. Modelyje C4 buvo įrengti tradiciniai eleronai, aukščio ir valdymo vairai. Tačiau jis neturėjo stacionarių būtinų įprastam lėktuvui sparnų. Nedideli pagalbiniai sparnai atsirado kitose Cierva autožyruose. Vėliau kuriami malūnsparniai buvo tobulinami ir vienas jų dvivietis Cierva C30A su 3 menčių nešančių rotoriumi Lietuvos aeroklubo užsakymu 1935 metais pasiekė Lietuvą. Sportinės eskadrilės vadas atsargos majoras Jeronimas Garolis buvo pasiųstas į Angliją mokytis skraidyti tuo nauju eksperimentinio aparato. Ir 1935 metais, gegužės mėnesį, tas aparatas ir autožyras malūnsparnis pasiekė Kauną ir gegužės 23 dieną būtent Kauno aerodrome buvo pristatytas
vyriausybės atstovams, dalyvaujant Respublikos prezidentui, dalyvaujant karo aviacijos viršininkui Antanui Gustaičiui. Ir buvo pademonstruoti pirmieji skrydžiai būtent tuo autožyru. Dar turbūt reikėtų paminėti, kad jisai buvo gana populiarus skraidymam tai, kad atvira kabina, buvo gerai galima filmuoti skraidančius kitus aparatus skridimo metu. Rotoriaus skersmuo 11 metrų, liemens ilgis 6 metrai, tuščio svoris 553 kg. Tai pagal šių laikų duomenis tai būtų priklausytų beveik kaip prie ultralengvųjų skraidimo aparato, nes malūnsparnis likti 560 kg, tai dar laikomas, kad tai yra ultralengvas skraidimo aparatas. Didžiausias greitis 180 km/h, mažiausias 24 km/h. Pakilimui nesant vėjo 25 metrai. Variklis Jet Major 150 arklių jėgų. Tarpukario laikotarpiu pirmasis malūnsparnis Baltijos šalyse buvo būtent Lietuvoje. Esant draugiškiems santykiams su Latvija, Estija ir Suomija, Lietuvos aeroklubas surengė istorinį oro traukinio, lėktuvo ir sklandytuvo bei mūsų malūnsparnio skrydį. 35 metais, rugsėjo 14-28 dienomis buvo atliktas toks agitacinis draugiškas skrydis per Baltijos šalių sostinės. Tai iš Kauno skrendama į Rygą, iš Rygos į Taliną, į Helsinkį. Helsinkyje draugiškas vizitas ir vėl atgal skrendama. Tai tuos autožyrų malūnsparnius skrido lakūnas Jeronimas Garolis ir legendinis lakūnas, vienas pirmųjų lietuvių lakūnų Pranas Hiksa. Ir lėktuvu buksiravo sklandytuvą Juozas Krygeris ir Teodoras Gaižauskas, o sklandytuvu skrido Jonas Piragis. Pasitaikė įvairūs orai, kaip kad būna rugsėjo mėnesį, bet viskas sėkmingai, kelių dienų vizitas pavyko. Prasidėjus Lietuvos okupacijai, malūnsparnis C-30A kartu su kita aeroklubo technika buvo atskraidintas į Aukštagirio sklandymo mokyklos aerodromą. Vėliau vokiečiai jį pervežė į Kirtimo aerodromą ir čia Luftwaffe lakūnai patys išmoko juos skraidyti. Tačiau kartą papūtus stipriam vėjo gūsiui, orlaivis buvo apgadintas ir nuspręsta jo neremontuoti. Malūnsparnis nuo jau tuo metu plačiai įsigalėjusių lėktuvų skiriasi tuo, kad vietoj sparnų jo keliamąją jėgą sukuria autorotacijos principų besisukantis rotorius, o stumiamąją jėgą variklio varomas propeleris. Kai rotorius pasiekia pakankamą apsisukimų per minutę skaičių, aparatas pradeda skristi, naudodamas besisukantį sparną. Šių dienų malūnsparniai lyginant su pirmtakais yra gerokai patobulinti ir būna įvairių tipų. Būna atviri, uždari ir, kaip ir sakiau, malūnsparnio pagrindinį sparną, tai yra, vadinkim, sparnas gali būti fiksuotas, kaip matote, lėktuvas yra, ne? Ir gali būti besisukantis. Tai besisukančio sparno rotoriniai orlaiviai gali būti sraigtasparniai ir malūnsparniai, skirstos į dvi dalis. Paprastos konstrukcijos tai yra, kaip aš minėjau, tik tai autorotuojantis sraigtas. Gali būti su visom plokštumom, kaip ir pas lėktuvą. Kaip pirmieji buvo, kurie turi traukiamais priekyje variklį turi ir traukiamai sraigtą. Po to eina plokštumos kaip ir sparnai. Gale yra stabilizatorius, aukštumos vairas ir posūkio vairai. Tai yra pilnas lėktuvas, tik tai vietoj pagrindinio sparno yra autorotuojantis sraigtas. Arba kita konstrukcija, tai yra autorotuojantis sraigtas ir minimalios plokštumos, posūkio vairas. Plius dar gali būti konstrukcinės priedas, tai būtent mechaninė pavara, nuo stumiančio arba traukiančio variklio, mechaninė pavara į patį sraigtą, tam, kad jį įsukti prieš kylant, jisai yra išsukamas ir tuo metu jis gali pašokti nuo žemės, kaip laumžirgis, o po to traukiantis arba stumiantis sraigtas padidina to malūnsparnio greitį ir jisai pradeda skristi. Tai yra, jam iš vis nereikia įsibėgėjimo aikštelės. Ta funkcija yra kaip pagalbinė. Ir dabar esamis malūnsparniai, jie faktiškai ne visi turi tą įsukimo pavarą. Dažniausiai malūnsparniui reikia prabėgti ten kažkokį nedidelį atstumą. Malūnsparnio veikimo principas susideda iš kelių komponentų. Vietoj sparno, ką turi lėktuvas, malūnsparnis turi
laisvai autorotuojantis sraigtą. Tas laisvai autorotuojantis sraigtas yra tvirtinamas kaip ir vietoje sparno ant iškilesnių plokštumų arba galiniai daly, jeigu tai pilotai sėdi priekyje. Ir būtent tas sparnas autorotuojantis sukuria tą keliamą jėgą ir taip pat atlieka valdymo funkciją, tai yra skrydžio valdymo funkcija. Papildomai dar yra, kad jam stabilizuoti patį skrydį, dar yra plokštumas. Kad malūnsparnis galėtų atlikti koordinuotą pokrypį, tai yra viražą, tuo metu jam reikalinga dar ir vertikali plokštuma, tai posūkio vairas, kuris padeda išlaikyti, reiškia, koordinuotą pokrypį. Ir gali būti dar horizontalios plokštumas, kaip ir lėktuvo, kurios irgi stabilizuotų polinkį. Polinkis tai būtų į priekį atgal, posviris į kairę į dešinę ir pokrypis būtų pagal kursą. Šio nedidelio orlaivio atliekamos užduotis priklauso ir nuo greičio galimybių. Šiandien dienai skraidančių malūnsparnių jisai, kaip ir lėktuvų nedidelių, gali siekti iki 150-200 km/h, bet pats maksimalius greitis buvo pasiektas netoli 300 km/h. Skirtingų modelių malūnsparniams reikalingi skirtingi kilimo ar nusileidimo takai. Galime nutūpti į labai mažą aikštelę, tai vadinkim, mes visus mokinius mokom nutūpti užgesintų varikliu į aikštelę, kurios dydis 2,6 m. Visiems atrodo rizikinga, kad iš oro kažkur tai kažkas gali, nerasi kur nutūpti, nerasi vietos. Tai jau tokia aikštelė tikrai rasi visur. Taip kad pagrindinis dalykas, kas yra baimė žmonių ateinant skraidyti, o kas bus, jeigu bus. Tai čia nieko nebus, čia kaip su parašiutu nusileisi ir viskas. Autorotacija – savaiminis rotoriaus, kurį apipučia oro srautas sukimasis, leidžia malūnsparniui ne tik skristi, bet ir nusileisti net ir užgesus varikliui. Netgi atsakius varikliui, malūnsparnis pratęsia skrydį su autorotuojančiu sraigtu, kadangi jis pastoviai autorotuoja, gali nusileisti nedidelį aikštelę. Sraigtasparniui, norint nusileisti atsakius varikliui, reikia pradžioj įeiti į autorotaciją, nes sraigtasparnių srautas ateina traukiamas iš viršaus ir metama žemyn, o pas malūnsparnį srautas visada ateina iš apačios ir sraigtas yra pastoviai autorotuojantis. Tai sraigtasparniui reikia pakeisti sraigto kryptį iš viršaus ateinančio į apatinį ir įeiti į autorotaciją. Tam reikia laiko ir reikia tam tikro aukščio ir tam tikrų skrydžio sąlygų ir greičio. O malūnsparniui nieko nereikia. Tai yra variklio atsakymas malūnsparniui faktiškai visiškai nepavojingas. Tai yra visiškai saugus aparatas, kadangi jis jau pastoviai randasi šitame autorotacijos režime. Malūnsparnio konstrukcijos sukūrimas padarė įtaką sraigtasparnio konstrukcijos sukūrimui. Tačiau dėl kybojimo savybės stokos ir po pakilimo reikalingo pakankamo dydžio ploto posūkiams atlikti bei kliūtims išvengti, apie 1936 metais, beveik 3 dešimtmečiams, malūnsparnius daugelyje sričių pakeitė sraigtasparniai. Nors malūnsparnis ir sraigtasparnis yra du skirtingi orlaiviai, tačiau neretai dėl išorinio panašumo jie yra painiojami. Boeing 737 kapitonas ir lietuviško sraigtasparnio sidabrinis titanas konstruktorius pilotas Vytautas Radavičius pabrėžė esminius malūnsparnio ir sraigtasparnio skirtumus. Malūnsparnio sraigtas yra pastoviai autorotuojantis nuo oro srauto, o sraigtasparnio sraigtas yra sukamas nuo variklio. Dėl to ir gaunasi, kad sraigtasparnis tai variklio sukamas sraigtas, o malūnsparnis tai oro srauto sukamas laisvai autorotuojantis sraigtas. Valdymo skirtumai yra tame, kad malūnsparnis, kaip ir sraigtasparnis, turi mentės ir tos mentės malūnsparnėje sukasi laisvai autorotuojančios. Menčių įstatymo kampas yra pastovus. Išstatytas apie 4 laipsniai ten priklausomai nuo konstrukcinių ypatumų sraigto. Ir viso skrydžio metu malūnsparnio menčių įstatymo kampai nesikeičia. Pas sraigtasparnį keičiami menčių kampai. Sraigtasparnis gali pakilti vertikaliai, jeigu visų menčių kampai vienodai keičiami, didinami. Tai pokrypio automato lėkštė, kurios pagalba valdomas sraigtasparnio mentės, padidina visų menčių atakos kampus ir sraigtasparnis pakyla vertikaliai aukštyn. Tarpukariu malūnsparniai buvo naudojami žemės ūkyje, pašto siuntų pristatymui ir keletų šalių kariuomenėse. Dabar šie orlaiviai naudojami daugiau asmeniniams poreikiams, apžvalginiams skrydžiams, pasirodymams aviacijos švenčių metu ar dalyvavimui varžybose.
Daugelį metų malūnsparniai buvo primiršti, tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius išryškėję šių orlaivių gamintojai lyderiai parodė, kad šio tipo orlaivis į padangę kils dar ne vienerius metus. Lietuvos aviatoriai taip pat neliko abejingi malūnsparnio gamybai. Vieną jų galime išvysti Kaune įsikūrusiame Lietuvos aviacijos muziejuje. Tai lietuvių konstruktorių eksperimentinis malūnsparnis AK-3. Šis traukiamasis malūnsparnis išbandytas 1980 metais Anykščiuose, jo konstruktorius Algirdas Kavoliūnas. Tokio tipo orlaivių kūrėjų Lietuvoje yra ir daugiau. Yra daugiau eksperimentinis malūnsparnis, kuris yra be variklio. Tokius aparatus kūrė Lietuvoje dar ir daugiau, ne tik tai serijiniai, tai yra dar ir Kėdainiuose sukurtas R1 Rinkevičių, tai Rinkevičiaus Juozo ir Andrius Rinkevičių kurtas 2000-aisiais. Dar jisai dabar tobulinamas ir planuojama juos skraidyti. Norint išmokti skraidyti malūnsparniu, nebūtina keliauti į kitą šalį. Šio orlaivio pilotus bei instruktorius Lietuvoje ruošia Rojūnų aerodrome įsikūrusi skraidymo mokykla Žmogus paukštis. Mokykla turi kelių tipų malūnsparnius, kuriais mokoma skraidyti. Malūnsparnio pilotas instruktorius egzaminuotojas Aurimas Bezaras prisimena, kaip ilgainiui keitėsi orlaiviai. Mes jį pirmą atsivežėm 2007 metais iš Ispanijos. Ispanijoje ir kilmės šalis yra malūnsparnių, bet ilgainiui paaiškėjo, kad geresni patapo iš pirmą vietą išsišoko, kaip sakant, vokiečiai. Ir čia dabar mes su vokiečių gamybos. O šitą mes jau skraidome ir mokome. Čia mokomasis mūsų orlaivis, mes skraidome jau 5 metus su juo, daug mokinių mokiname su juo. Jis uždaras, pakankamai irgi greitas, 185 km/h, o naujasis biški greitesnis. Lakūnas Aurimas, skraidantis ne tik malūnsparniais, bet ir kelių tipų akrobatiniais lėktuvais pabrėžia, sąlygos skraidymui Lietuvoje yra labai palankios. Apskritai puikios, aš manau, kad mes turim viską, ko mums reikia Lietuvoje. Skundžiasi žmonės visą laiką kažkuo, kad kažkas draudžiama, kažkas neleidžiama. Čia pakankamai liberalu, pakankamai ir kaip sakant, reikalaujama drausmės yra, bet manau, kad sąlygos puikios, tiek oro sąlygos geros, tiek kitose šalyse skraidant būna prasčiau. Lietuvoje šiuo metu yra 4 malūnsparniai, kuriuos įsigijo fiziniai asmenys. Vieno jų savininkas ir pilotas Liudas Buzius prisimena, jog skraidymu susidomėjo lankydamasis aviacijos šventėje. Lemiamas postūmis į aviaciją vyko po pirmojo skrydžio parasparniu, kuomet nuspręsta mokytis licencijai gauti. Po 5 metų skraidymo parasparniu Liudas ieškojo tokio orlaivio, kuriam reikalingas nedidelis pakilimo takas ir kuris pasižymi galimybę skristi esant ir mažiau palankioms oro sąlygoms. Būtent malūnsparnis atitiko keliamus kriterijus. Noras puikiai valdyti šį orlaivį buvo piloto siekiamybė. Aš pats siekiau, tai norėjau įgyti kuo daugiau praktikos ir, aišku, įvaldyti patį malūnsparnį, taip sugebėti, kad laisvai galėtum skristi su juo. Tai tą, ką aš trenirausi, dariau individualiai ir aš dabar jaučiuosi tikrai gerai. Taip, kad tą, ką siekiau, tą pasiekiau, tikrai skridau. Aišku, nereikia užleisti, visada reikalingos treniruotės. Kiekvienam ten orlaivį turi, jeigu užleisi, nors mėnesiuką jau turi kartoti iš naujo, vėl taip kaip reikalingas, treniruotė reikalinga dažnai. Vokiečių gamintojo Autogyro sukurtas novatoriškas malūnsparnis Kalidus yra unikalaus dizaino, patogus ir paruoštas atsižvelgiant į įvairius poreikius bei oro sąlygas. Būtent šiuo malūnsparniu pilotas Liudas džiaugiasi jau 5 metus. Gal nuspręsta buvo, kai nuvažiavau pačią mokyklą su instruktoriu, pirmas kartas praskrista ir po to pradėjau mokytis ir tuo buvo ir nuspręsta, kad jį nusipirkti, kad nors man dar neturint licenzijos, aš jau užsisakiau malūnsparnį, teko mokytis ir su savo net, su instruktoriumi, aišku, mokytis ir įgyti licenciją, net ir jau su savo, nes gamyba vyksta ilgokai, rudenį užsakiau, tai mes vasarį tik tai gavom. Malūnsparnį iš informacijos rinkausi, kad reikalingas trumpas pakilimo takas ir nusileisti galima į bet kokią nedidelę aikštelę ar kokiam tai, sakykime, kaip pavyzdys, varikliui sustojus ar ką, tai gali jį nutupdyti kaip ir bet kur aikštelę.
bet kokią, jau ne taip kaip kad lėktuve. Tai tas pasirinkimas gal daugiau, kad dėl apžvalginio, kad gali sustoti, paparašytoti, pasižvalgyti. Jis daug galimybių turi, ne taip kaip kad su lėktuvu reikia sklęsti, reikalingas greitis, o čia nuo 0 iki greitis, iki leistino, iki galim. Malūnsparnio pilotas prisipažįsta, varžybose yra laimėjęs aukso medalį, tačiau Liudas pabrėžia, orlaivio įsigijimas nebuvo siekis dalyvauti varžybose. Tai labiau asmeniniams poreikiams ir įgūdžiams lavinti reikalinga priemonė. Dėl savęs treniruojasi, kad galėtum skristi saugiai ir ten kažkokiam tai sąlygom susidūrus, kažkokiam tai prastesiem oro sąlygom, kad mokėtum planiruoti, valdyti. Gal daugiau dėl šito dirbama, ne dėl pasiekimų, ne dėl šitų varžybų. Malūnsparnio eksploatacija, pasak piloto, nėra pernelyg brangi, tačiau detalių keitimas yra griežtai reglamentuotas, atsižvelgiant į ore praleistų valandų skaičių. Pakilus į dangų, pilotas Liudas skridimo laiko neriboja, būna tiek, kiek nori. Per 1 valandą galima sunaudoti apie 15 litrų, tai 3-3,5 valandas galima skristi, bet atsibosta, dažniausiai kažkur sustoji, nusileidi savo malonumui, čia nedarbas, čia yra savo malonumui, taip kad ilgiausiai nesistengiam praskristi, valanda, pusantros ir nusileidimas, poilsis ir taip ir keliauja. Nepaisant malūnsparnio privalumo, pilotas įvardina ir trūkumą. Kaip ir visų lėktuvėlių, tiek ir tam, jeigu yra karšta oras, be vėjo pakilimo takas ilgėja, reikia daugiau bėgėtis, tai jau kaip ir visų lėktuvų. Dangus – ne tik orlaivių, tačiau ir paukščių platybės. Sparnuočiai tebėra viena didžiausių grėsmių aviacijoje. Nors iš arti skrendantis sparnuočiai atrodo nuostabiai, pilotas prisimena įvykį, kuris tąkart sukėlė nedidelį išgąstį. Buvo kaip treniruotė su mokyklos instruktorė, direktorė Irma, kartu skridom ir visas ekipažas, tiesa, 2 mūsų ekipažai skridome aš su savo ir išniro gandras priekį. Iš apačios toks kaip tikrai sekundžių reikalas, tai ką aš spėjau nosytę pakelt ir aišku, gal nesusidūrėm, bet taip toks jau jausmas buvo pirminis toks, gan sudėtinga, po to aišku, gal ir kaip ir smagu, linksma, bet būna tokių įvykių pasitaiko. Pilotas Liudas šypsosi, jog treniruočių metu jo pasirodymus kartais stebi ir stirnos. Žiūrėjau, nesant prisipratinį stirnas, kaip pavyzdys. Treniruotė, iš pradžių lyg tai bijo ir po to tampa, čia yra aerodromas, buvęs apleistas karinis, buvęs tai tam treniruotės, tai būna, kad stirnos tiesiog atsigula, žiūri, stebi ir taip gaunasi juokingai, kad gali prisipratinti ir gyvūnus. Tik pakilęs į orą ir pamatęs žemės vaizdą iš aukštai, gali suprasti, kokie jausmai užplūsta krūtinę. Tai rekomenduoja ir malūnsparnio savininkas. Reikia pakiltai pajausti, yra nepasakomas dalykas, kad neina apibūdinti ir papasakoti, koks yra jausmas šitam dangui tarp debesų. Čia reikia pojaučio ir nėra apsakomas dalykas. Yra, kas tai mėgsta, yra visai toks dangus savo daro, kad tokį tikrai gerą įspūdį. Ultralengvieji orlaiviai malūnsparniai populiarėja visame pasaulyje, todėl įdomu prisiliesti prie jų istorijos. Tai saugus ir patikimas orlaivis norintiems patirti varžybų ekstremalumą ar tiesiog iš dangaus platybių pažvelgti į mūsų namus Žemę.